Šiandien kalbėsim apie tai, kaip atlikti pirmojo bilieto užduotį, kuri įvardinta kaip užduotis susijusi su 1-2 metų vaiku. Apauti ir aprengti jį išėjimui į kiemą žiemą, suorganizuoti jam 2 veiklas, ugdomąsias vieną lauke, kitą patalpoje. Ir trečia tokia būtų egzamino dalis – pademonstruoti tokio amžiaus vaiko migdymo ritualą. Tai nieko absoliučiai nedarau, kol mano nėra paruošta tinkamai apranga, plaukai ir nenusiplautos tinkamai rankos. Pirmas dalykas po egzamino bilieto išsitraukimo yra būtent pasiruošimas užduoties atlikimui. Reiškia, niekur neinu, nieko neieškau, išsitraukus bilietą, einu plaut rankų. Atsisukam vandenį, susidrėkinam rankas šiltu vandeniu, dozuojamės priemonę dengiam tiek rankų vidinį, tiek išorinį paviršių, tarpupirščius, nuskalaujam gausiai tekančių vandenį šiltu ir sausinam popieriniais rankšluostėliais, vienkartiniais išdėtuvės. Sausos rankos, uždarau vandens bėgimą. Dabar jau mano apranga yra tinkama, rankos švarios, einu, jau pradedu tą užduotį demonstruoti. Dažniausiai būna ant vystymo stalo paliktas manekenas ir pradėkim nuo to, kad vis tik tai yra ne manekenas, o vaikas. Vadinasi, kol mes čia ką darysim, jis turėtų būti saugiai kažkur tai, bet ne ant šitos vystymo lentos paliktas. Dėl to galbūt geriausia tiktų aptvarėlis, aišku, tas vaikas gal nebus ten nuogas, bet man atrodo, ten nebūna aptvarėlio. Taip paguldom vaiką į lovelę, kol mes čia, kai sakom, atvarkysimės, tegul vaikas pagulės lovytėje. Reikia pirmiausia pasiruošti vystymo lentą. Vystymo lentą laikysim ant stalo, nors žinot, kad saugiausia jinai būtų padėta ant grindų. Tai vaikas, jeigu čia ir kažkur tai išsiridentų, tai jisai nukristų ant grindų ir mažiausiai nukentėtų. Bet aš demonstruosiu pasidėjusi ant stalo ir pagal aprašą lentą reikia nuvalyti ir nudezinfekuoti. Tai imu tam skirtą šluostę, valysim drėgną šluostę, šluostė sudrėkinta, valo ją šitą vystymo lentą. Dezinfekuojam specialiu dezinfekantu, kuris yra skirtas ne bet kam, o būtent paviršių dezinfekavimui. Yra dar neišėjęs jo vartojimo terminas ir pasispaudžiam dezinfekanto. Ir aš tai naudoju vienkartinius šitus rankšluostėlius. Jau dezinfekavom. Vadinasi, vystymo stalelis paruoštas, vaikas saugiai lovytėje guli, einam rūbų. Vaikas 1-2 metų, vadinasi, reikės tikrai sauskelnių. Ir kadangi rengiam žiemą, vėlgi galim interpretuoti, kad galbūt atskirais atvejais, kuomet yra šilčiau, kuomet šiek tiek jau spustelėja šaltukas, tie vaiko rūbeliai bus kiek kitokie, vis tiek tai bus keletas sluoksnių ir pirmasis sluoksnis bus natūralaus pluošto vadinamas bodžiukas. Pėdkelnės, megztukas, kelnytės, medvilninė kepuraitė ir šilta žieminė kepuraitė kosmonauto stiliaus, batukai, dar reikia kojinyčių nuo mūsų štelėliai, žiemą, jeigu labai šalta, dar vieno kojinyčių reikės ir pirštinytės.
kombinezoną parenku tokį, kad vaiko jau rankutės išlįstų ir būtų galima apaut batukais. Ir jeigu būtų keletas kombinezonų variantų, tai vėlgi žiūrėkit, tai gali būti ir šiltesniam, ir šaltesniam orui skirti kombinezonai, tuomet reikės savo tą pasirinkimą ir paaiškinti, kodėl vienas, o ne kitas. Tai turėtų tada dėrėti, sakykime, jeigu labai šaltas, šiltas baisiai kombinezonas, tai tada turėtų dėrėti ir vilnonės ten kojinės, ir vilnonės megztukas, ir batai ten su kailiu, jeigu ten koks, kai sako, atleidys, gali būti plonesnis kombinezonas, neperšlampiami batai ir netokie jau baisiai stori vilnoniai megztiniai. Tai dabar rūbus pasiruošim, batukai yra, einam vaiko. Savo tą vaiką pasidedam ant vystymo stalo ir pirmas dalykas, ką dėsim, tai sauskelnes. Vaikas negalima jokių būdų palikti be priežiūros. Jeigu, sakykime, aš kažko ieškau, akis nukreipiau, tai bent jau ranką, kad ant vaiko palikčiau. Jeigu čia kažkur tai puičiuosi, tai ranka uždėta man vis, kai sakoma, jausti, jei vaikas jau čia sugalvos ritinėtis. Tai vertinama yra judesiai, kokiais judesiais rengiama, nelaužiant vaiko, kad nesuteikti jam kažkokių nemalonių pojūčių, tai vertinami judesiai, kad jie turėtų būti švelnus, nekelti vaikui diskomforto, jo be abejo nežaloti. Ir toks, reiškia, rengimas tikrai neturėtų būti itin spėrus, bet neturėtų būti ir pernelyg uždelstas. Tai apoviau sauskelnėm. Antras dalykas, tada rengiu šitą vadinamą bodžiuką. Įsivaizduojam, kad tai vaikas, visą laiką galvojam, kad tai yra vaikas, ne manekenas. Ir bodžiukas jau tuoj bus aprengtas. Dabar galim vaiką rengti pėdkelnėm ir taip iš eilės rengiam, kol komisija mūsų stabdo arba kol baigiam vaiką rengti. Paprastai komisija nelaukia, kol viskas bus suvilkta, nes manekeną rengti yra tikrai sudėtinga, juolab ten ir mūsų šitas manekenas, tai yra masažavimui pritaikytas ir kitoje ugdymo įstaigoje, kur iš užimtumo tarnybos merginos važiuoja vertintis, esantis manekenas irgi yra pritaikytas paramedikų mokymui, gaivinimui. Tai tikrai iki galo greičiausiai netektų rengti ir, sakykime, kažkurioje tai stadijoje jau tas rengimas yra stabdomas. Sustabdė rengimą, vėl, kai sakoma, vaiką dedam į lovytę, tegul iš čia saugiai bus. Ir šita pirma dalis jau kaip ir baigta.